Neįtikima, bet mano mokyklos galinėme kieme yra biblioteka. Niekas nežiūri. Truputį vėluoji, Takeshi. Nieko negaliu padaryti. Jei mus pamatys tokioje vietoje, busime negyvai užjokti. Tokioje vietoje? Daug nuostabių merginų varžosi dėl pasimatymo su manimi. Kokio dar pasimatymo? Geriau nesusikirskitume teste. Tau padedu mokytis tik todėl, kad mes draugai nuo vaikystės. Štai kodėl sutikau ateiti čia po pamokų. Dabar tau aišku? Aišku, atleisk. Pradėkime mokytis. Visą tai? Čia nedaug. Pradėkime. Geriau nebūčiau prašęs tavo pagalbos. Kas čia? Tai mano. Kažkokia korta? Taip, tai korta žaidimo, kuris vadinasi Veišvarts. Veišvarts? Kodėl tu žaidi tokį žaidimą? Ką nori pasakyti tokį žaidimą? Tai puikus užsiėmimas lavinantis pastabumą ir vaizduotę. Bei dar tu žinai kitų gerų savybių. Nežinojau, kad turi tokį hobį, Mičia. Laikau tai paslaptyje, tačiau esu įvairių turnyrų nugalėtoja. Aš gana gerai žinoma šioje srityje. Šioje srityje? Tačiau pradėjau nerimauti. Nerimauti? Manau, esu per stipri ir jau pavargau nuo dvikovų. Norėčiau, kad mane kas nors nugalėtų. Nugalėtų? Paklausyk. Kas? Niekam nesakyk, kad esu nuostabi dvikovininkė ir galiu juos sutriuškinti kaip vabalus. Argi aš nepanašiai tokia? Ach, taip. Įdomu, ar yra toks žaidėjas, kuris galėtų man prilygti? Ne. Stiprus vaikinas, kuris nugalėtų mane? Stiprus vaikinas kortų žaidime? Kas? Kas čia vyksta? Mičia! Takeshi!